Brangus Lietuvos globėjai, šeimos ir šeimynos, globos centrų darbuotojai, gražios jums globėjų dienos. Džiaugiuosi žinodamas, kad jau 5. kartą renkatės pasidžiaugti vienas kito draugija ir bendra patirtimi. Savo pavyzdžių jūs rodote, kad šeima tai ne tik stogas virš galvos. Tai širdys, kurios plaka drauge viena kitą, šildydamos ir skleisdamos meilę bei viltį. Tai atsakomybė, pastovumas ir saugumas, auginantis žmogų. Geriau nei kas kitas suprantate tvirtų šeimos ryšių prasmę ir vertę. Pasirinkę veikti, keičiate vaikų gyvenimą tyliai, atkakliai ir kantriai. Keičiate kasdien savo buvimu, žodžiu, nesavanaudišką meilę. Paliekate neišdildomą, gilų pėdsaką jums patikėtų vaikų širdise. Esame jums be galo dėkingi už meilę, kuriančią namus ir už drąsą būti šviesa tamsoje. Ačiū, kad nepavargstate, kad mokate mylėti net tada, kai nelengva, kad tikite vaikais, kurie patys dar nespėjo įgyti pasitikėjimo savimi. Tegul jūsų vaikų šypsenos būna gražiausias jūsų kasdienybės atspindys. Mielieji, jūs esate mūsų tylieji didvyriai. Dovanojate Lietuvos vaikams tai, kas brangiausia, neįkainuojama, amžina. Dovanojate šeimą, kurioje kiekvienas žodis atrama, o kiekvienas žvilgsnis vilties šaltinis. Ačiū Jums, kad kasdien kantriai ir su meile kuriate stebuklą. Ačiū, kad suteikiate vaikams sparnus skrydžiui į gyvenimą. Tegu Jūs visada lydi dėkingumas už kiekvieną padovanotą vaikystės šypseną. Būkite ramūs, būkite stiprus, būkite mylimi. Gražios šventės visiems.